Labadiena visiems ir aš sveikinuosi su jumis atvykus į laidą Kas juoksis paskutinis. Tai labadiena mūsų žiūrovai, mes rodomės ir vaidenamės jūsų ekranuose ir čia su gyva auditorija bei su jau pasiruošusiais dalyviais mes tuoj startuosime su laida Kas juoksis paskutinis. Tai improvizacijų laida, kurioje mes aiškinamės tai, kas ant mūsų svieto geriausiai improvizuoja ir kas šioje Lietuvos Marijos žemeliai yra geriausias iš visų vietoje mąstantis ir kišenių žodžių neieškantis vaikinas arba mergina. Šiuo atveju pasižiūrėjus į 3 dalyvius mūsų, akivaizdu, kad tikrai daug kas nedalyvavo šitoj laidoj. Jokauju, tuoj pristatysim mūsų dalyvius, bet prieš tai aš klausiu mūsų gyvos auditorijos, kol kas dar, nes mūsų dalyviai neims įkaitų šiandien, jie žudys. Ar jūs gerai nusiteikę ir gerai pasiruošę? Okay. Taigi netrukus papasakosiu, kokie raundai šiandien laukia mūsų, bei kokios tų raundų taisyklės, bet prieš tai leiskite pasisveikinti su žmonėmis, kurie sukorė didelį ir ilgą kelią tam, kad būtų šioje laidoje. Tai aš sveikinuosi su pirmuoju. Kauną jis iškeitė į Vilnių, o inkstus į mėnesių nuomą tam pačiam Vilniui. Tai Vanilla Kilaby. Toliau, Lovelasas, Širdžių Edikas ir Svajonių Jaunikis. Nei vienas iš šių žodžių jam netinka. Tai Antanas Jot. Ir galiausiai, tai, kad jis yra laisvė, yra ne jo nuopelnas, o veikiau ligoninės ir sanitarų aplaidumas. Ir tai yra Deividas Vizgirda. Tai labas mūsų dalyviams visiems. Trumpai susipažįstam, su kuo šiandien turim reikalų. Vanila, pradėkim nuo tavęs. Kas tu toks? Prisistatyk. Aš esu proto gumbas visų pirma. Visų antra... Aha, tai gal visgi, tai gal pirmas visgi nebuvo teisingas, ar ne? Jo, visi mane žino kaip žiauriai greitai mąstanti ir labai juokinga bičia, tai aš jums parodysiu, kad toks tikrai esu šiandien. Gerai, ačiū Vanilai, paplojam jam. Taip, dabar Antanai. Taip, tai... Mano moto šiaip yra nedalyvausiu realybės šou ir... Nebedalyvausiu realybės šou. Ačiū, kad pataisai. Taip, ir nesu komikas. Nežinau, kodėl iš viso pakvietė čia man. Lygiai tas pats klausimas kamuoja ir mane. Toliau mes turime trečiąjį dalyvį, Deividą. Deividai, labas, sakau tau, labas, sveikinas ir mūsų žiūrovai. Kol kas didžiausios ovacijos, panašu į gailesčio ovacijas, bet kas tu ir ką šiandien ruošiesi čia nuveikti? Aš Deividas. Super. Ja, aš gal, kad čia šaunuolis bus parašyta, bet apsiriuk. Nežinau, ką. O gal paklausi kažko manęs? Ar nenori? Aš klausiu, ką Jo, aš veiksiu šiandien. Pamatysi to, man. Mes kitą laidą, aš čia būsiu to vietą. Pamatysi. Tu taip visi? Ok, gerai. Ir dar kameros, tai kieno dabar mažas pimpaliukas, Sandra? Dabar kieno mažas, aš čia dabar. Antano. Gerai, mes. Ačiū, labai malonu. Labai gerai nuo pat pradžių. Gerai, tai puikiai apšilę mes judėsim dabar į pirmąjį raundą ir trumpai papasakoju taisyklės tiek mūsų žiūrovams, tiek čia esantiems dalyviams. Tai pirmajame raunde viskas yra labai paprasta ir ypač komikai, tai su šita užduotim susiduria kiekvieną dieną, turbūt rašydami tai, ką jie rašo. Antanas, nežinau, su kuo susiduria kasdien, su antsvoriu, nežinau. Tiesiog labai trumpai apie taisyklės. Aš duosiu jums sakinį, jūsų tikslas tą sakinį pabaigti. Lengviau negali būti, išskyrus tai, kad tas sakinys turėtų baigtis juokingai. Jisai prasidės ganėtinai paprastai, o kaip jau jūs užbaigsit, viskas priklauso tik nuo jūsų. Dabar dėl taškų sistemos klausėte jūs manęs. Aš taškus esu pasiruošęs tikrai atiduoti kiekvienam, kuris tenksis, rodys savo pastangas, rodys, kad jis yra šaunuoliukas, Deividai, ar ne? Tai taip. O jeigu aš pagirsiu kažką, pavyzdžiui, vedėją, kad labai gražiai atrodai, gausi tašką? Tai gal nereikėjo prieš tai sakyti, kad tu pakeisi mane. Tai dabar tiesiog tas ant to.
O kaip ir sakiau, taškus dalinsiu tikrai tiek už juokingus dalykus, tiek kartais ir už pastangas pagirimui. Nežinau, dėl minusų kol kas dar nesu apsisprendęs, nebent bus, jau tai blogai, kur, jau blogai bus. Tai tada gal ir gausit kokį minusėlį kitą, bet šiaip atsipalaiduojam visiškai, mus mato tik tai apie 400-500 tūkstančių žmonių, ar ne? Tai jeigu jūs pasiruošę, mes keliaujame į pirmąjį raundą ir į pirmąjį sakinį. Pasiruošę? O dar klausimas, čia reikia spausti ar nereikia? Pabandyk, Antanai. O, šaunuolis. Gerai, veikia. Veikia? Tai turbūt suprantat. Pas mane irgi veikia, netikrink, kad... Gerai. Tu savo, aš savo. Gerai. Tai dabar gal dėl skambučių. Jeigu norit kažką pasakyti, spaudžiat skambutį ir mes jūs išgirstam. Jūs nebūtinai, jums reikia laukti, kol visas ratas apeina, galit spausti tada, kada esat sugalvoję. Pasiruošę? Taip. Žiūrovai pasiruošę įdėti į pirmą raundą? Keliaukim. Seksas su manimi kaip Kaunas. Daug gaidžių. Gerai, Čia sudegiau, ne, jau viskas. Ne, viskas. Tu išsaugai savo įneštus pinigus. Vienintelis žmogus įnešęs pinigus, įnešiai. Pirmas taškas atkeliauja į Deivido sąskaitą, o mes laukiam atsidarimo ir iš kitų dviejų žaidėjų. Kaip bomba. Ne, kaip Kaunas, žinok, gal tu nori dėrėtis dėl sakinio, bet čia... Jo, nes aš kažkaip kitaip pagalvojau. Parašyt Antanui, jeigu... Yra? Jo, gali būti. Aha, skaitom kartu, Antanai. Seksas su manimi. Seksas su manim kaip Kaunas. Su manimi. Manimi. Kaip Kaunas. Kaip Kaunas. Tu turi užbaigti. Bomba. Ne? Tu laikaisi savo įsikibęs, ar ne? Gerai, ar tau atrodo, kad čia dabar sprendžiasi, kas laimės mašiną iš jūsų ir kokia ta mašina yra? Tu supranti taisyklės, ar ne? Tau reikia užbaigti sakinį. Jo. Tai tiesiog BMW tavo baigtis sakinį. Gerai, kol kas dar neatsidarėjai, Antanai, su visa pagarba. Pamačius Aleksoto tiltą palpsta. Aha, ir kas yra tavo nuomonė Aleksoto tiltas? Nu, kaip tu manai? Nežinau, galim Sandros paklausti. Gerai, tvarkoj. Duodam tašką, Vanila. Seksas su manimi kaip Kaunas. Biški blogiau už Vilnių. Nice, okay. Man patinka šis vyrukas. Duodam vieną tašką, bet šiaip turėkit omeny, kad jeigu bus labai gerai, aš nesu prieš duoti ir 2 taškus. Okay? Seksas su manimi kaip Kaunas. Seksas su manimi kaip Kaunas, aplankęs apsiverksi. Gerai, tašką užsidirba Deividas. Ką? Ne, aš tik primenu, kad tu tiesiog paskaitai sąlygį ir sustojai. Taip. Seksas su manimi kaip Kaunas. Gerai, duodam tašką, Vanilai. Už pastangas duodu. Seksas su manim kaip Kaunas, nesu BMW atvažiavęs, ten daug rušė. Nepaleidžiam. Čia nebūtina BMW, tu supratai? Seksas su manimi kaip Kaunas. Labai ilgai tvarkytis reikia. Nu gerai, geras. Aš duodu tašką, Antanai. Seksas su manim kaip Kaunas. Ir gyvenime su manim kaip Kaune keliai. Dobėti. Tu vis tiek. Viskas gerai, jis pagaus. Reikia įsivažiuoti. Tiesiog per ilgai gal reikia įsivažiuoti, bet viskas tvarkoja. Važiuojam. Čia nėra blogų atsakymų. Išskyrus pirmi Antano buvo tikrai blogi, bet... Taip. Seksas su manimi kaip Kaunas. Truputį korumpuotas. Tavo seksas korumpuotas yra? Ar tu man ką tik mirktelėjai akį? Ar tu tiesiog bendrauji ženklais dabar? Gerai, duodam 2 taškus. Pirmi 2 taškai iškeliauja pas Vanilą į sąskaitą. Seksas su manim kaip Kaunas. Įvažiavęs nebeišvažiuosi. Gerai. Palaukit, dar Antano situaciją reikia galvoti. Gerai, duodam tašką Antanui. Paplojam Antanui, Antanas atsidarė. Pradžia yra. Kas skambino? Aš. Važiuojam. Seksas su manimi kaip Kaunas, pagausi trydą. Gerai, reikia uždaryti šitą, matau, ir keliauti į kitą. Seksas su manimi kaip Facebookas. Daug trolių. Seksas su manimi kaip Facebookas.
Labai daug mačiučių skundžias. Gerai, turim tašką, Vanila iškovoja. Labai daug prorusiškų senių komentuoja. Gerai, dar vieną tašką. Seksas su manimi kaip Facebookas, gali Maybachą pamatyti. Seksas su manimi kaip Facebookas. Tikiuosi, mama nepalaikins. Aš neskau, kad kažkam reikėtų pasisakyti dabar, bet... Čia kuriam? Apie tave, Antanai. Ai, vėl? Tai jau viską pasakė. Visi pasaulio bairiai, manai, apie Facebooką jau yra pasakyti. Pažiūrėk, stebėk Vanilą. Vanila, varyk. Seksas su manimi kaip Facebookas. Tikiuosi nepamatyti Antano jo. Ok, duodam tašką Vanilai. Seksas su manimi kaip Facebookas būna pabaksnoju. Žinot, būdavo, ta baksnuot programėlė, kur būdavo. Tai Davidai duodam tašką ir ar mes uždarom Facebooko temą, ar dar... Kažką apie turgų dar Facebook'o. Tai kažką pasakyti. Ai, bet nesugalvojau bairių, bet šiaip norėjau kažką. Aha. Bet tęsim toliau jo. O čia visi klausimai su seksu bus, nes Ne, aš čia mažai apturėjęs. Tai... Tai tau sunku įsivaizduok Antanui. Jokauju. Būtų gerai, kad ir Antanas irgi dar kažką pasakytų, tu padam, gal vieną kokį. Aha. Seksas su manim kaip Facebookas, kaip Gera pradžia. turgus. Dar biški trūksta kruopelės. Trūksta to gal vadinamojo bajerio. Kaip Facebookas, nes gali daug gauti kaip turgui. Žinai ką, aš visgi duodu už bemvą tau. Visgi už bemvą dabar galvojau, kad duodu už tai. Duodam vieną tašką Antanai. Seksas su manimi kaip makiažas. Ilgai nenusiplauna. Easy, labai paprastas. Taip, geras. Vanila dar vieną tašką pasigrėbė. Antanas. Seksas su manim kaip makiažas, nes daug jo reikia. Gerai, okei. Seksas su manimi kaip... Taškas Antanai. Seksas su manimi kaip makiažas, daug į burną papuola. Okay. Gerai. Davidas gauna tašką. Seksas su manimi kaip makiažas, užpis. Nu daryti jį, labai sunku ten. Panas net, jums ten špakliuotis 3 valandas, nu kam? Antanai? Seksas su manim kaip makiažas ilgai trunka. Va, matot, nebūtina net tiesą sakyti, kad tašką gautų. Taškas Antanui. Seksas su manimi kaip makiažas daug kainuoja. Sakai, galima meluoti. Gerai, tvarkoju, tašką duodu Davidui. Aš matau, kad mes įsikvėpėme ties šiuo klausimu, bet klausimų mes dar turim nemažai. Mes pabaigėm 1 trejetą, keliaujame į 2 trejetą. Gal tu keleivių kontrolė, nes... Jėsiu be bilietelio. Va, pagaliau Antanas pasakė tai, ką aš ir norėjau išgirsti. 1, tikras, geras, riebus taškas tau. Gal tu keleivių kontrolę, nes tik įsivedus mane iš autobuso, aš įsislydęs. Aš neišgirdau pabaigos. Kaip pasakė pabaigoje? Tik įsivedus mane iš autobuso, aš įsislydęs. Gerai, Įsiu fraką kitaip. dabar jau Kaune duodu taip tašką. kalba. Gerai, Vanila gavo dar vieną tašką. Gal tu keleivių kontrolę, nes tu esi stora moteris apsirengus lemenę tokią ir tikrini bilietėlius. Taip, teisingai, 1 taškas tau, Vanila. Ačiū. Gal tu keleivių kontrolę, nes norėčiau paprašyti, kad išvestum Nachui Vizgirdai. Gerai, duodu tašką. Gal tu Lidl, nes... Taip. Gal tu Lidl, nes tavyje radau visko, ko reikia. Tu močkrušy. Gerai, duodam tašką Antanui. Gal tu Lidl, nes man patinka vokiškos prekės. Gerai, duodam Davidui 1. Gal tu Lidl, nes pas tave mažos kainos. Gerai, duodam Antanui. Gal tu Lidl, nes ta. Turi visą išniunuoti. Ta. Bartšeč, prisijung. Ir visi kartu. Šią savaitę brokoliams nori. Gerai, duodam Davidui taškų už kūrybą.
Gal tu Riddle, nes noriu tau graikiškos savaitės. Kad ir ką tai reikštų. Jo, aš pats nežinau, aš neturėjęs jokių. Gerai, toliau. Trečiasis iš trejeto antrojo. Gal tu statybininkas, nes Antanas nori būti statybininku? Gal tu statybininkas, nes gerai mane nušpakliavai. Aš net nežiūriu į tave, man. Aš tiesiog. Gal tu statybininkas? Užpypsink, jeigu ką, Antaną, gerai? Davai, Antanai, sakyk. Gal tu statybininkas, nes vakar gerai statėjai? Duodam tašką ar neduodam? Nesupratom vienas kitą. Aha. Viena. Gal tu statybininkas, nes truputį smirdi alkoholį? Neduodam. Nu, pustaškis toksai. Taip. Gal tu statybininkas, nes pinigus išleidžiu ir nieko nepadarai? Gerai, tvarkoj. Dar vienas taškas Antanai. Gal tu statybininkas, nes kada tas stadionas bus Vilniuje? Vienintelis Šimašius dabar. Va šitas mano favoritas. Gerai, keliaukam tada toliau į trečią ir paskutinį trejetą šiame raunde. Ir trejetą pradedame sakiniu. Aš mėgstu savo merginas kaip naminius gyvūnus. Truputį plaukuotas, bet ne per daug. Gerai, tvarkoj. Tašką duodam Vanilai. Taip. Aš mėgstu savo moteris kaip naminius gyvūnus, patinka, kai jos būna prirakintos. Oi, koksai. Nu, aišku, biškį tau teisėsaugai reikės, ne man. Aš tašką duodu, man tai kas. Aš mėgstu savo moteris kaip naminius gyvūnus, jų nereikia šerti. Arba labai atšeri, labai. Gerai, duodu tašką. Jeigu žinot, 5-mečiai apie ką kalbą. Aš mėgstu savo moteris kaip naminis gyvūnus. Man patinka, kai jos laižo mane. Gerai, aš duodu tašką, bet gal einam prie kito, nes... Ei, veida. Aš apie... Visi tai pagalvom. Aš mėgstu savo moteris kaip naminius gyvūnus, nes miega ant kraikų. Taip. Aš mėgstu moteris kaip naminis gyvūnus. Tyliai sėdi ir daug neloja. Gerai, duodu tašką ir judame į antrį. Aš mėgstu savo moteris kaip naujuosius metus. Gaunu kartą per metus. Gerai, vienas taškas, Davidai. Taip. Aš mėgstu savo moteris kaip naujosius metus, būna daug fejerverkų. If you know what I mean, ne? Tai tipo... Piu. Gerai, duodam tašką Antanui. Aš mėgstu savo moteris kaip naujosius metus, nes šaunu savo šampaną jai galvą. Wow. Aš supratau. Ties čia ir pabaigsim, man atrodo. Antrąjį ir važiuojame į paskutinį. Aš mėgstu savo moteris kaip mašinas. O, tau Antanai, dabas. Žinau, man atrodo, ką sakysi. Taip, aš mėgstu savo moteris kaip mašiną. Daug. Viskas? Daug į ją kišt. Nu, turiu omeny, kad genda ir... Taip, gerai, aš duodu tašką. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną nudilusi ir pilna rūdžių. Gerai. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, kad visi skyščiai būtų savo vietoj. Va, prašau, draugiškas bairis, šeiminiškas. Vanilai duodame tašką. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, kad nebūtų skendus. Gerai, vieną tašką duodam, Davidui, taip. Aš mėgstu savo moterį kaip mašiną su garsu. Nu, išmetimu. Gerai, bet papasakok, man įdomu, kaip tu mastai. Ką turiu omeny išmetimo garsą? Pas mane vaizduotė nėra didelė, bet kai pagalvoju apie mašiną, man... Ja. Išmetimas iš karto? Kažkas susijungia. Kodėl tu niekada sakinių neužbaigėt? Pasakai sakinio pradžią ir, Nes aš labai bijau, aš vis pažiūriu man tokis ir... Ne, tu nebijok, man irgi labai keista, kad tu užbaiginėjai sakinį, lyg tu ką tik kurčnebiliu pavirtai ir tu šneki ir tada, va taip, va baigėsi sakinys. Taip. Aš mėgstu moteris kaip mašiną, kad kuo mažiau rytų. Gerai, Vanilai taškas. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną purviną. Kas jie myra, aš nesuprantu. Purvinas mėgsta moteris. Kur jūs gyvenat? Nes mes šelmiai, žinai. Labai, žinai, aš mėgstu savo moteris kaip mašiną su dideliais buferiais. Va, gerai. Čia labai.
Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną 84 metų. O, prašau, ir mamų auditorijai šiek tiek irgi. Ačiū, Deividai, tau, dar vieną tašką įsirašyk į savo sąskaitą, o mes galėsime... Taip? Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, ne per daug sulankstytą. Gerai. Taip. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, biški sudaužyta, bet kad nebūtų buvus avarijai per daug kartų. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, biški sudaužyta, aš grįžtu, nukirpau tą galą. Tai dabar žiūrėk, čia dabar greitas apsitarimas tarp mūsų ir prodiusų, kurį tu nori, kad mes paliktume transliacijai, kuris tavo nuomonę labiausiai atspindi. Vis dėlto grįžtu prie antro, tai. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, biški padaužyta, bet kad nebūtų per daug avarijose buvus. Ne. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, sudaužyta. Čia galutinis tavo. Ja. Gerai. Bet turbūt sugadino su to, tai aš iš naujo tada. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną, sudaužyta. Super, tobulą išlaikėm ir 1 taškas atitenka Vanilai už milžiniškos pastangas. Aš mėgstu savo moteris kaip mašiną pasiskolinto draugų. Gerai, 1 taškas Deividai. Man dabar mintysiai grinai nukirstas sakinys, kaip ir aš šiaip šneku, tai bandau sudėlioti. Dėliok. Bandau. Davai dar kažkas šaukit kol kokį vieną. Davai tu šauk vieną. Važiuoju. Tai viskas, tada aš skelbiu, užrišu visas kilpas ir mes su pirmuoju raundu esam atsiskaitę. Vienintelė, kas mums lieka skolingi, tai žiūrovai, kurie dar nepaplojo. Taigi, antrasis raundas vėlgi. Ganėtinai panašus, aš jums pateiksiu situaciją, jūs turėsite užbaigti, jūs turėsite pasakyti, ką pasakė tas žmogus toje situacijoje. Žmonės bus ganėtinai žinomi, tikrai manau, kad žinosite visus 100%, situacijos irgi aiškiai labai suvokiamos, tai jums beliks tik tai jungti savo vaizduotę ir pabaigti sakinį, arba tiksliau pasakyti, ką sakė tas žmogus. Jeigu jūs pasiruošę, mes keliaujame į antrąjį raundą, pasiruošę? Pasiruošę. Dėmesio, pirmasis klausimas. Ką pasakė Rolandas Paksas švęsdamas gimtadienį McDonald'e? Tikiuosi, kad jie nesužinos, kad aš komunistas. Nuduodam tašką. Ką pasakė Rolandas Paksas švęsdamas gimtadienį McDonald'e? I love it. Gerai, duodam. Matau, kad tu nenori, bet tave verčia. Nenori. Seniai, aš tavęs kviesti nenorėjau, bet... Gerai, duodam tašką, aišku. Taip. Ką pasakė Rolandas Paksas švęsdamas gimtadienį McDonald'e? Koks Happy Meal'o žaisliukas. Bet tai nebūtinai Rolandas Paksas tai galėjo sakyti. Aš vakar tai pasakiau. Ką pasakė Rolandas Paksas švęsdamas gimtadienį McDonald'e? Oho. Gerai, toliau. Antrasis. Ką pasakė Juozas Statkevičius Afrikos vaikams? Kokie baisus batai. Gerai, Vanila. Vanila yra visiškai nejautrio širdies, taip? Kur tavo batai? Antras taškas. Na, triptiką, padaryk trilogiją su batais. Trečia dar. Kas ten per infekciją tu ant pažasties? Gerai, taip. Ar tu normaliai valgai? Atsargiai, už tai sliūtas. Stabdom už paskutinį bairį 2 taškai. Taip. Gerai, jeigu neklystu, tu ne tik bairius, sakytų istoriją papasakai realiai. Ir mes, čia yra tobulai, nes tu neleidi dabar montuotojai ne vieną bairį iškirpti, nes viskas buvo tobulai istorija. Gerai, Vanila savo istoriją papasakai, nebent norės pratęsti. Ar turit kažką papildyti? Sudarysi man dietos programą. O žinot ką, o vat aš ir duosiu tašką Antanai, o vat ir duosiu, o vat ir man negaila. Taip. Pasakė, aš turiu rūbus, o tu ne, be. Gerai, taškas Deividai. Gerai, tai manau, kad baigiame ir ties šituo, o judame toliau į kitą sakinį. Ką pasakė Žydrūnas Savickas savo žmonai? Na, čia. Kas pirmas paspaus? Ne, aš jau norėjau, ne. Jūs pauskite, aš net nežinau, apie ką jūs galvojat. Apie ką jūs Tu gali galvojat? sakyti. Sakysi? Aš tokiu kaip tu 100 pakelčiau. Ne tą turbūt pasakai, apie Jo, kurį jo, galvoji. Tai aš pasakysiu tada. Tu pasakyk.
For strong man, no problem. Gerai. Tašką gauna Antanas. Kaip tu mano kotas? Jauti kažką? Gerai, duodu Antanui tašką. Mane nedavai. Ne, aš nesupras neteisingai, aš girdėjau tave. Samoningai nedaviau. Žydrūnas. To prasme dešrelių nebevalgysi. Gerai, 1 taškas Deividai. Ir žalia varrė. Hop! Viskas, niekas nebekalba. Ties čia baigiam, kitas sakinys. Ką pasakė Vaidas Baumilas savo plastikos chirurgui? Parodė mano fotkę ir sakė taip. Gerai, Deividai, už drąsą. Parodė Vizgirdas fotkę ir pasakė, tik ne taip. Gerai, aš esu linkęs duoti 2 taškus Vanilai, 1 už bairį, kitas už teisybę. Tai 2 taškai Vanilai. Pasakė, myliu. Tu pratesk. Ne, tai tu dainuok aš. O turbūt aš. Dainuok Publika! dainą. Dainuok, nu tai tu prastas užvedinėtojas. Man nereikia esi, to taško pasimti. Aš nemerkiu. Ir viskas. Paskutinysis. Ką pasakė Vilius Tarasovas pirmą kartą pamatęs Violetą Riaubiškytę? Pas tai abi akis tiesius. Nes jis su Zvonku buvo ir jis buvo įpratęs visada, kad... Va, vairas- dabar jau gerai, Jo. ačiū, dabar jau ačiū, Deividėlė, tu 1 tašką gauni. Geri papai. Man keista, kad tu sakai, kad jis iš pradžio apie akis kalbėjo. Gerai, dar 1 taškas Deividai. Matei Savickų kotą. Callbackas, man patinka, Deividas gauna dar 1 tašką. Taip. Tu man kaip koksas užsivedu. Palauk, kaip? Tu galvoji, kad pirmą kartą, kai pamatė Tarasovas Violetą, jis pasakė, tu man kaip O koksas? taip nereikia sakyti? Ne, manau. Taip? Sako, ne, galim čia dabar, Zvonkus vis tiek nieko nemato. Gerai, taškas Deividai. Deividas naudojasi situaciją ir čia plešia nemažai Man taškų. Riaubiškytė yra mano, žinai, tiek atkalta. Bet ne. Jo, nes mes čia patikėję jau buvom, kad tu su Riaubiškyte Aš girdžiu, jau šnapžda žmonės. Deivis Riaubiškytė. Čia yra antro raundo pabaiga, ponai. Viskas, čia pasibaigė 2 raundas. Dabar pristatau visiems 3 raundo taisyklės. Taigi, jūs gausite kelias užduotis. Visų pirma, pirmoji užduotis, jūs gausite atsakymą. Jūsų tikslas bus sugalvoti, koks turėjo būti klausimas, jeigu atsakymas buvo toks. Ar supratote užduotį? Taip. Tuomet atsakymas yra Vanilla Killa B. Koks buvo klausimas? Taip. Kaip atrodytų gyvas patarakas? Gerai, taškas Deividui, okei. Taip. Kam tėvai vaikystėje nedėjo plokštelės? Dantų tipo. Gerai, tvarkoja, Antanas gauna tašką. Koks lieviausias reperio nikneimas? Okei. Gerai, čia biški raustai darosi. Vanila, gali mėgsti iš savęs pasijuokti? Kas yra pats charizmatiškiausias žmogus? Gerai, dabar taškas kabo ant plauko. Tu jį gausi tik jeigu iš pirmo karto ištarsi žodį charizmatiškiausias. Charizmatiškiausias. Aš niekada nemačiau tiek įtampos ir jau tu bėgai nuo to žodžio, bet tu jį pabaigai, tu gauni 1 tašką. Ar dar turim klausimų, kur atsakymas yra Vanilla Killa B? Kam buvo mėgstamiausia kūno kultūros pamoka? Nu, ne mum, Antanai. Tikrai. Nu gal ne, už šitą visgi neduosi. Kas ten per niuchas apsuptas hipsterių? Gerai, duoda tašką Vanilai. Ir ties čia mes užrišam, antrasis atsakymas yra 10. Taip. Kiek man buvo metų, kai pradėjau plikt? Taškas. Žinai šitą problemą, ne? Kiek žodžių moka Antanas Jot? Aš duočiau 2 taškus, bet man reikia žiūrėti tą pusę. Tai aš duosiu 1 tašką. Kiek kartų selas neteko teisių? Gerai, duodu tašką. Kiek kartų Tarasovas Riaubiškytė pasakė geri papai? Gerai, callbackas ir bairis. Nice. Dar 1 taškas Deividui.
kai sukarpysim šitą visą laidą, kiek minučių bus naudojama? Ai, gerai, 2 taškai. 2 taškai. 2 taškai. Taip. Kiek Antanas valgo kartų per dieną? Ok, ant savęs. Nice, good. Kiek kartų per dieną aš save liečiu? Gerai, čia jau atviravimai jau. Duodam tašką Antanui ir neduodam Davidui. Sorry. Sutinku. Ir jeigu baigiame ties antruoju žodžiu, padarykime trečią ir tada turėsit vieną mažą ekstra užduotėlę. O dabar trečiasis žodis - šeimų maršas. Kur važiuoja tas Šaranas? Gerai. Taškas Vanilai. Ei, o kur tavo tas alkoholikas dėdė? Gerai, dar vienas taškas Vanilai. Kur dingęs tas kovotojas Misiūnas? Kai vadinas tas Hujovas festivalis? Gerai, duodam. Duodam tašką Vanilai ir aš duodu tašką ir Davidui irgi. Palabiškai toj sudėliosiu sakinį galvoj. Dabar žinot, kaip Antanas gyvena visą laiką. Ei, koks tos neopunk grupės pavadinimas? Nu, nežinau. Taip. Ei, koks tas neometalo punk roko grupės pavadinimas? Dar trūksta kažko. Kažko. Taip, klausau. Ei, bičiuli. Vako trūko. Kaip vadinas ta neopost-punk lietuviško metalo grupė? Dabar turim, viskas, taškas keliauja Vanilai. Ok, mes kaip ir užbaigėm visas verbalinės užduotis, liko viena tokia fizinė labiau, iš karto Antanas jau, mano stiprybė, ten, kur žodžių nėra, ten aš stiprus. Gerai, iš tikrųjų, ką jums reikės padaryti, tai gerbėmieji, kiekvienoje iš jūsų tribūnų yra paruoštas lapas ir kuo rašyti, galit pasiimti. Ir ką jums dabar reikės padaryti. Iš esmės darykit, ką norit. Aš jums tiesiog pasakau užduotį. Jūsų tikslas yra nupiešti rutulį. Pala, atsisuk Bartuševičių. Gerai, važiuojam. Ir po to galėsit pakomentuoti, ką nupiešti. Rutulį, gerai. Čia publikai ypač šita užduotis. Čia neturim laiko daug, Vanila. Gerai, tai panašu, kad dabar jau bet kas gali laimėti, nes Trump 5 taškus duodam už šitą. Gerai, tai nuo ko pradėsim, palaukit. Nes pradėkit nuo tos pusės, nes aš dar nepradėjau. Gerai. Davidai? Aš Antanas Jot. Taip, ir čia rutulys yra. Solidu, taip. Iš kitos pusės irgi matus. Aha. Tai tikras rutulys. Gerai, taip dabar Antanai. Apskritimą tiesiog reikėjo nupiešti, va? Jo, vat. Gerai. Ne? Kūrybiškai pažiūrėjai, bet dar biškai parodyk apskritimą. Buvo, kur nesuėjo, ne? Jo. Turėjau sujungti, Jo. Pradėjau kažkaip ne taip. Ok, ir Vanila. Aha, ir kas čia yra? Čia papas. Palauk, iš kur tu žinai? Palauk. Vanila, kas čia? Čia yra, žinai, tie žmonės, kur būna eskimai tie. Aha. Tai čia yra vaiko galva, aš nespėjau viso kūnelio nupiešti, toj pabaigsiu. Toj palaukit. Tai mes tikim. Tai nebepieši. Jo, tai čia dar akytė, va. Čia tie eskimų vaikiukai taip yra. Ok, dabar tau turėtų būti gėda labai. To, kad tu sakai. Ok. Aš vis dar papą matau. Žinot, ką padarysim taip, aš nenoriu imtis spręsti čia vietoje, kur gali nuspręsti visi žiūrovai. Plojimais išreiškite, kam jūs atiduoda 35 taškus. Aš nežinau, kodėl mes tiek daug duodam šitam, bet 35 taškai dabar yra jūsų gerbiama publika sąskaitoje ir tuoj tuos taškus atiduosit. Plojimais. Kas už Davidą? Kas už Antaną? Ir kas už Vanilą? Taip.
Tai panašu, kad Davidui atitenka 35. Jo. Ačiū, chebra. Aš tiesiog sunkiai girdžiu. Gerai, Vanilai atitenka 35 taškai, kas reiškia, kad po 3 raundų ir vienos papildomos užduoties, nes 3 raundų mums išsiaiškinti nepavyko, kad Vanila yra tikrai žymiai geriau varo už kitus 2. Vanilla Kilaby yra skelbiamas šios laidos nugalėtoju. Ačiū, kad žiūrit, čia laida Kas juoksis? Paskutinis!